Laidos draugas Lidl. Taip gyventi verta. Linai, vėl tau nepasisekė, bet aš džiaugiuosi vaikų skoniu, nes 3 visus patiekalus jie tikrai įvertino puikiai ir visiems kažkaip patiko kopūstų patiekalai. Ir ypatingai patiko tas sumuštinukas su troškintais kopūstais, apie kurį dabar ir noriu pakalbėti ir parodyti, kaip jį lengvai namuose galite pasigaminti. Visi žinote tikrai troškintus kopūstus, jos valgote su dešrelėmis, o man norėjusi prikelti tą receptą ir padaryti jį kitokį užkandžio variantą. Tai ką mums reikės padaryti, tai pirmiausia, susipjaustykite kopūstą. Kopūstą pjaustyti reikėtų pradėti nuo šios dalies ir tiesiog perpjaukite per pusę ir tokiais pailgom juostelėmis pjaustykite ir tada galima bus troškinti. Gerai, turime supjaustę kopūstą. Ką reikia daryti, tai kaitinti keptuvę ir pakepinti. Aš pilu aliejus, galite naudoti saulėgrąžų, galite naudoti alyvuogių, kaip aš darau. Paimame 3 skilteles česnako, sutraiškame ir truputį pasmulkinam. Vėl, jeigu norite, kad jaustųsi labiau česnakas, tai pjaustykite jį stambiau, kad lengviau įsitroškintų kopūstas arba gamindami salotas visą laiką jį taip grubiai pamasažuokite. Greičiau įsitroškins tokiu būdu ir šiaip salotas visą laiką bus skanesnės ir minkštesnės. Kai va tai padarot, jūs matot, išleidžia savo sultis ir žymiai skaniau valgyti. Taip, dabar dedam kopūstą. Ir jį apkepinsim. Tuo metu, kai kepinsim kopūstą, aš susipjaustysiu morką, bet prieš tai reikėtų nusiskusti. Supjaustom per pusę, tada dar į 2 dalis ir dar į 2 dalis. Ir tada turime pailgas juosteles ir tas pailgas juosteles galime dar susmulkinti kvadratėliais. Arba tiesiog, jeigu tingite, galite turėti tarką ir sutarkuokite tą morką ant kopūstų viršaus. Taip, ir morkas taip padedu ant kopūstų. Kai pradeda troškintis kopūstai, įsiskiria kopūstų sultis, kopūstas apskrunda, namai tikrai labai skaniu aromatu pakvimpa. Dabar ką reikia daryti, tai tiesiog paimame čiobrelį, nuimame viršūnėlės, nes koteliai naudojami dažniausiai kepsniam arba dedant į sriubą arba galite virti arbatą, o į patiekalus geriausia dėti tokius čiobrelio lapelius tam, kad jie nestriktų burnoj. Jau pradeda skrusti po truputį kopūstas ir turbūt žinote, kad norint išvirti skanę kopūstienę, tai tiesiog va taip troškinus kopūstą keletą minučių iškart dedate į sultinį ir žymiai skanesnė kopūstienė būna, negu šiaip įdėjus kopūstą nekepintą. Tuo metu, kol baigsis troškinti kopūstai, aš paruošiu iš duonos brusketus, naudoju Lidl duoną. Čiabatą, tai aš pjaustysiu tiesiog su duonos peiliu. Nekartą laidoj minėjau, kodėl yra gerai turėti duonos peilį, nes jis turi dantukus. Tokiu būdu duoną pjaunam, nedraskant, ir jinai atsipjauna labai gražiai, net ir šviežiausia duona. Tai 2 duonos riekelės ir jas reikėtų apšlakstykyti šiek tiek alyvuogių aliejumi ir pašauti į orkaitę iš abiejų pusių apskrusti. Apšlakstau aliejumi iš vienos pusės, iš kitos pusės nešlakstau, todėl kad iš tos pusės dėsis kopūstai, jie iš savęs jau turi riebalų. Tai dedu į orkaitę, į griliaus funkciją su apipūtimu keliom minutėm. Kopūstus dar reikėtų papipirinti ir pasūdyti. Tai pasūdau, bet labai daug nesūdykit, todėl kad žuvis pakankamai yra sūri. Tai visą laiką siūlau laikyti balansą ir juodųjų pipirų. Dar kartą išmaišome ir trauksime iš orkaitės duoną. Taip, ištraukiame duonos gabalėlius, dedame brusketas. Ir dabar dar vienas triukas, tai balto vyno acto. Įpilame prieš pat pabaigą 1 šaukštelį, nes kopūstai yra pakankamai saldus, o būtent čia ta rūgštelė labai duos gaivumo žuviai, nes žinote, kad prie žuvies puikiai dera kaparėliai, citrina ir kiti pakankamai rūgštus dalykai. Na ir dabar dedame ten brusketų gražiai patroškintus kopūstus. Jeigu mėgstate svogūnus, galite įdėti ir svogūnų į šitą mini troškinį. Tada paimam skumbrės gabalėlių, nulupam odelę ir tiesiog ją paplėšame, netame ant viršaus. Toks kvapas, aromatas. Žuvis yra tokios beveik kreminės konsistencijos, labai švelni, labai sultinga ir po apačia kopūstų patalas. Ir
paskutinis ingredientas, tai šiek tiek citrinos žievelė, kuri suteiks papildomo skonio ir, aišku, aromatų. Taip, ir keletą lapelių šviežios mėtos. Aš dar kartą sakau, kad mėta puikiai tinka ir dera prie žuvies patiekalų, prie paukštienos patiekalų ir salotų, nebūtina ją pirkti ir naudoti tik tai prie desertų. Ir patiekalas štai paruoštas. Brusketas su troškintais kopūstais ir rūkyta skumbrė, mėto aromatu ir citrinos žievelėmis. Laidos draugas Lidl. Taip gyventi verta.